Gimiau 1903 metais, rugpjūčio 28 dieną Šiaulių apskrity Lygomi valsčiai, Palygomi vienkiemiai. Kiek šeimoje daugiau vaikų buvo? Mes šeimoje buvo 8, 5 seserys ir 3 broliai. O šiandien belikom gyvi tik 3, 1 sesuo ir 2 broliai. Kokiai aplinkoje augote? Ar tai buvo ten kaimas ar miestas? Ne, buvo tėvas ūkininkas, žemės ūkiai buvo 141 hektaras ir iš ūkio pragyvenom ir į mokslą ėjom. O į kokią mokyklą teko eiti ir kokios Šiaulių gimnazija. Rusų laikais dar 1910 metais, caro valdymo laikotarpiai, vietos gyventojams labai nedidelį nuošimtį rindavo. Pirmenybė buvo rusų valstybės tarnautojų, kariškių ir kolonistų. O lietuviam būdavo tik tai 20-30 vietų kasmet priimdom naujų. Bet tai, kai buvo daug kandidatų, tai reikėjo stipriai pasispausti rusų kalbos žinojime, nes iš to būdavo galimybės pakliūti į mokinių sąstatą. Aš įstojau 1910 metais